sako, aš skridau lėktuvu ir paprašiau stiuardesės, kad mane persodintų. Nu, aš sako, negaliu, šalia sėdi vaikas, verkia ir mane nervina. Paaiškėjo, kad tai neįmanoma, nes vaikas mano. Geras. Moterims reikalingi 3 gyvūnai. Tigras lovoje, jaguaras garaže ir asilas, kuris už viską moka. Sena kaip pasaulis tiesa. Nu, žinokit, aš jums duočiau kokią 18. Gerbiamas teisėjau, visai nejuokinga. Aiški situacija. Šitas geras. Moters nuotaika kaip Rusijos siena. Niekas nežino, kokia jį bus rytoj. Sako, norėčiau pasidaryti tatuiruotę. Tegu bent vienas dalykas mano neramiam gyvenimą būna visam. Visam laikui. Super, dar vienas. Nesakau, kad tu storas, bet mano močiutė tavimi didžiuotųsi labai. 2 vyrai, kurie švenčia gimtadienį, balandžio 19, tai Rimas Mauricas ir Marijus Mikutavičius, kuriems panašiai metų, jau taip truputėlį virš 30 ir gerokai, kalbasi tarpusavėje. Vienas sako, tu tiki meilę iš pirmo žvilgsnio? Nu, sako, žinok, jau mūsų metų regėjimas prastėja, tai aš iš pirmo pačiupinėjimo kažkaip labiau. Geruolis. Jis buvo toks stambus, kad tiesiog nulaužė giminės medžio šaką. Nu, taip, jau čia kaip jau išėjo, taip. Aha. Turi dar? Ne, šito neskaitysiu. Gerai, aš tada skaitysiu, legalus ir negirdėtas. Prieš valgį visada nuplauk rankas. Girdi, visada nuplauk rankas, nes nešvarės rankas valgyt kenksminga, pasakė tėvas kanibalas savo sūnui. Ir dar vienas pabaigai, glaistau situaciją. Ne, mergaitė, tai ko jūs čia bėga? Taigi aš visiškai laisvas. Kodėl jūs manęs vengiate? Palaukite, gerbiamas vyriški. Pirmiausiai patikslinkime, jūs visiškai laisvas ar nevelnio niekam nereikalingas?